Tai kietas piemuo kaubojus. Susipažinkite su australų aviganiu. Šios veislės atstovų protėviai yra Pirėnų aviganiai, kurie buvo išveisti prieš amžius. Pirėnų aviganiai yra atkeliavę iš Pirėnų kalnų, kurie yra tarp Prancūzijos ir Ispanijos. Čia gyvenantys žmonės vadinami baskais, o baskai yra pagarsėję kaip aukščiausios klasės piemenys. 18 amžiuje baskai ėmė plačiai prekiauti savo išveistais Pirėnų šunimis. Žinoma, pagrindiniai pirkėjai buvo australai, kurie plačiai augino avis ir šiuos šunys įvertino kaip geriausius avių ganytojus. Vėliau Pirėnų aviganiai sukryžminti su britiškaisiais koliais ir border koliais. Jau 19 amžiaus pradžioje avis auginantis ūkininkai iš Australijos persikėlė dirbti į Kaliforniją Amerikoje. Amerikiečiai vertino šiuos ypatingai gerus šunis ganimui. Taip jie ir sumanė, kad šie šunys yra kilę tiesiai iš Australijos, todėl taip ir pavadino – australų aviganis. Amerikiečiai visiškai sumaišė kortas ir suklaidino žmonės. Daugelis iki šiol mano, kad australų aviganis kilęs iš Australijos, nors dar kartą pabrėšime, tai veislė kilusi iš Europos. Tačiau vėliau amerikiečiai tobulino šiuos šunis ir jie tapo kaubojų šunimis. Australų aviganiai yra ypač protingi ir aktyvūs, turi labai daug energijos ir ištvermės. Jie puikiai tinka šunų vikrumo sportui. Tai jei neleisite jam dirbti, ne tik fiziškai ar protiškai, jis tiesiog pradės nuobodžiauti ir susigalvos blogų įpročių. Dvigubas vandeniui atsparus kailis reikalauja priežiūros, ypač sezoninio šėrimosi metu. Tačiau apie tai plačiau mūsų ekspertai. Tie, kurie turit arba ketinat įsigyti, žinokit, kad nuo plaukų nepabėgsit. Šeriasi sezoniškai, tai yra pavasarį ir rudenį, bet dažniausiai šeriasi kiekvieną dieną. Tai reikėtų šunį tikrai šukuoti nesausą kailį, yra specialūs purškalai, lengvinantis šukavimą, suteikiantis antistatinį efektą, kondicionuojantis, nes šiam kailiui reikia drėkinimo. Tai ir maudant kirpykloje ar namuose, tai labai rekomenduojama skirti maitinančią kosmetiką, drėkinančią kosmetiką. Šukuoti šią veislę reiktų su šepečiais, su ilgais metaliniais lenktais dantukais ir dar į pagalbą pasitikrinti, ar gerai atliko darbą, yra rekomenduojamos šukos. Australo aviganius reikia maudyti ne taip dažnai, kaip šukuoti, bet kirpykla tikrai rekomenduojama kartą į mėnesį, apsidailinant pėdas, teisingai išpučiant kailį ir namuose yra mažiau plaukų. Kalbant apie australų aviganius, tai yra aktyvi veislė, mėgstanti fizinį krūvį, tai reiktų pašarą rinkti su dideliu baltymų kiekiu, atsižvelgti, kad būtų daug mėsos, kad tai būtų super premium pašaras ir tausotų jų sąnarius, bet sąnarius, žinoma, reikia visada stiprinti ir pašare yra mikroziogenas, kuris stiprina ir sąnarius, šalina toksinus, stiprina imunitetą, ko reikia sunkiai dirbant, ar ne? Ir kadangi tai veislė, kuri šeriasi kiekvieną dieną, tikrai rekomenduojama praturtinti mitybą, yra lašišos aliejus.